už suskystintųjų gamtinių dujų tiekimo užtikrinimą Baltijos regione. Šalies energetinės nepriklausomybės simboliui, Klaipėdos suskystintųjų gamtinių dujų terminalui su laivų saugykla Independence šiemet sukanka 10 metų. 2014 metais unikali infrastruktūra valstybė ir jos verslams bei piliečiam atvėrė galimybę dujas importuoti rinkos sąlygomis iš viso pasaulio. Tokiu būdu išvengiant Rusijos taikyto ekonominio kainų šantažo. SGD terminalas sukūrė sąlygas atsirasti dujų rinkai Lietuvoje, kitose Baltijos valstybėse, o taip pat ir Suomijoje. Tapome viena iš pirmųjų valstybių Europos Sąjungoje, kuri rusiškoms dujom pasakėm ne. Sukaupta patirtis suskystintųjų gamtinių dujų srityje, įgytos kompetencijos ir išmoktos pamokos sėkmingai perduodamos užsienio klientams. Suskystintųjų gamtinių dujų terminalų valdymo paslaugos teikiamos Brazilijoje. KN Energies tapo 4 Vokietijos SGD terminalų komercinę operatorę. Konsultuoti klientai Kolumbijoje, Kroatijoje ir Italijoje. Simboliška, jog jau netrukus po 10 metų sėkmingos, saugios ir patikimos terminalo veiklos ant Independence suplevėsuos Lietuvos vėliava, įrodanti valstybės ir KN Energies ryžtą užtikrinti energetinį saugumą bei nepriklausomybę ir artimiausiais dešimtmečiais. Atsižvelgdama į pasaulio energetikos tendencijas, klientų tvaraus augimo ir konkurencingumo poreikius, bendrovė pradėjo savo transformacinę kelionę ir adaptuoja savo veiklą taip, kad kurtų tvarią energetikos ateitį ir toliau užtikrintų Lietuvos energetinę nepriklausomybę. KN Energies ir toliau sieks pereiti nuo iškastinio kuro prie ateities energijos rūšių ir sėkmingai kurti vertę energetikos sektoriuje, užtikrinant energetinį saugumą.